Ką, mes jau stotyje einam dabar pirktis bilietus, važiuosime į Kauną. Nusipirkom bilietukus. Dabar einam ieškoti savo traukinio, sėsime ir prisijungsime traukinį. O, čia, ne? Mes jau traukinį. Nusipirkom bilietus, susiradom vietą. Dabar yra, kiek dabar valandų? Važiuosime į Kauną. Esame 9:20 beveik. Čia buvo nufilmuotas mūsų pirmas video, ne būtent čia, bet ta prasme tiesiog stoty. Mūsų pirmas video buvo. Važiavome tokius. Tai dar mes prisijungsime, kai bus, nežinau, gal jau Kaune. Tai ką, žiūrim, stovdom Kauną. Esame Kaišiadorį dabar. Pravažiavam Kaišiadorį, tai būsim savo greitai Kaune. Iš Demūno 3:0 kol kas, galbūt tai kas atžiūrės, sustojom, matosi Kaunas. Dabar esame Pravieniškėse. Kaimelį tokiam kaip minė. Visai fainai važiuojam, žaidžiam Uną, savo. Ką? Džektorė. Nežinau, kortelę? Nežinau. Gal, matky. Amsterdam. Tunelį kažkokiam. Tikrai ilgas. Tamsumoj važiuojam, žiūrėjom. Iškiliam Būna fainas jausmas. Šis nieko atsispindėtis. Naktį važiuojam dabar, va. Pirma nakties. Naktis tausa. Nežinau. Tikrai turėtų važiuoti. Tai koks gal, kam čia? Dabar yra 3:1, tada sena Krislonė. Lakiai, nebuvo. Tikrai ilgas tunelis. Labai ilgas mes jau važiuojam. Teks palauk, kol važiuosim. Kokį mes čia darysim? Naktis. Opa, pagaliau. Mes jau Kaune, atvykom į Kauną. Pasirodo po to tunelio iš karto Kaunas buvo. Dabar realiai susižinosim, kur čia mums varyti ir varysimės. Zoologijos sodą. Planuojam bent į zoologijos sodą ar pasiek po miestą padirbt, bet kol kas dar reikia išsiaiškinti su kokiu autobusu, su kažkur ką, nes mes troleibusai. dar nebuvę Kaune, tai viskas išsiaiškinsim toj. Labai šiaip daug žmonių. Aš tai kaip atrado geležinkelio stotis Kauną. Didelė. O ten išlipom. Jo. Nu, čia žiedo nėra kaip Vilniui. Bet tikrai didelė. Užeisim, gal tualetą, kažką. Važiavom su troleibusu iki zoologijos sodo. Čia yra tokie dalykai, kad tipo, reik paspausti mygtuką, jeigu nori išlipti, mes nežinojom. Tai mes biškį pravažiavom porą stotelį, tai dabar eisim kažkom iki zoologijos sodo ir prisijungsim, kai būsim prie zoologijos sodo. Su tavim kanalas visi savi. Aš Lukas. Aš Tautvydas ir šiandien mes keliaujame į Kauną. Jau atkeliavom, jau esam Kaune, esam prie zoologijos sodo. Taip. Šiandien bus, tikiuosi, įdomus video, mūsų kelionė į Kauną. Parodysim, ką mes veikiam visą dieną. Ilgokai nekeliam video, nes biškai užsiėmę buvom. Kas jis ilgokai, 9-10 kažkur dienų. Ja. Nu, mūsų kanalai vis tiek daug, nes mes stengiamės kelti maždaug kas 3 dienas, kad tiesiog kontento duoti įdomiau kažką, bet šį kartą įsivėlinam gal kas 10-11 dienų, nes dirbam. Stovyda. Dirbam. Reikia visas šitas sienas, viską padaryti. Lubas, viską nudrošti. Nugramdyti. Dirbom darbą sunku, dabar jau padirbėjom, dabar filmuosim toliau video jumis, dabar va, kelionę darom, paskui gal dar paplanuosim gal bazį kažką, šitą patį bunkerį reiks statyti, 100 dar nesurinkom, tai... Taip, jau labai nedaug, trūksta gal, nežinau, 10, ne 10, 15 gal trūksta tikrai. Mažai trūksta, daug. Laisvai galim pasiekti. Prenumeruokit 100, bet atsiminkit per Liepą, turi būti 100 ir tada jau bus bunkeris. Liko gal Prakiuoti. savaitę, mažiau net. Bet bunkeris tikrai bus kokybiškas, bus tikrai grandiozinis Pasistengsim. projektas. Kiek gausim medžiagų, kiek rasim. Jeigu norit gero, kokybiško kontento, kai mes statom bunkerį, tai 100 subscriberių čia tikrai yra labai lengva. Taip, tai tikrai žiūrovų yra pakankamai. Gerai, tai mes dabar judame... Tada ir būtų dažnesni video tikriausiai. Jo, mes dabar judame į zoologijos sodą. Įdomus kvapas toksai. Koks čia kvapas iš vis yra? Neaišku. Laužavė tave pasėdėt su draugais, draugeliais. Laužiuką pakėt, soliukas. Bet visai tvarkinga. Pamačiau aš puikų O, niekas. slėnį palei Kauną.
Ten audžia pavasario rytą žalią vėjo žiedą iš... Išrašyta? Nu, žodžiu, kažkas. Neaišku. Čia mums pasakė moteris, kad kažkur čia bus zoologijos sodas, čia praeisi va kalnuk ir tada reikės iškilti dar vieną kalną. Tai dabar bandysim aiškinti, žiūrėti, nes kažkokiais miškais nukeliausim dar, pasiklysim, nes nebuvom Kaune dar. Bet ne, kur tu pasiklysim, nepasiklysim tikrai. Čia, man atrodo, parkas yra. Gali būt. Neaišku, čia eit, ne čia. Sporto gatvė. Vidūno alėja, sporto halė. Bandysim lipti. Gal kažkur. Bet čia vanduo toksai purvinas, bent jau toks kvapas nemalonus nuo to vandens gaunas. Bent jau Vilnių, kur žiūrėjom, tai upelį švaresni žymiai. Ja. Tas pliusiukas. Tai negyva mediena, tai pilna gyvybės. Bet aš pagalvojau, mes Taudu ką tik padiskutavom, jeigu ant tokio giganto pasidėt bazę. Namelį medį. Norėčiau visai, bet labai aukštai būtų. Kaip reikėtų su virvėm kažkaip tempt medieną. Nu, būtų visai faina, bet sunku būtų tikrai. Čia plus dar kažkoks pavėsis ir dar kaip kristai. Ant įsakam viršūnės sėdi ir krenta ir viskas. Ir dar negyvas medis. Na, atgaivintumėm. Na ką? Na mes ir zoologijos sode jau. Žmonių kaip visada daug, eisim pirkti bilietus ir prisimsim paskui. Va, yra tie. Su zoologijos sode, mokėjom 7,50. Už vieną bilietą. Va, pirmieji gyvūnai. Stumbrai. Aš nežinau, aš gal dabar nerodysiu visų gyvūnų, aš gal parodysiu iš kito zoologijos sodo, kur aš jau buvęs. Tai gal iš šito kažkiek parodysiu, bet aš buvau zoologijos sodą prie Palangos, tai labai šiam parodysiu, nes dabar vėl iš naujo viską filmuoti, tiesiog labai ilgai užtruktų. Tai... Bet ir šito. Ja, kažkiek ir šito. Parodysim. Gigantas koksai. Tis ramiausiai gyvūnai. Bet vieni iš didžiausių. Tai ramus sėdi, valgo, nieko nedaro. Ramiai savo. Šitie rimti. Jautis. Bet tai kaip puola nabaga. Vis čia sukandžiasi. Bet kaip jam karšta vasarą, tiesiog taip apaugęs tokia vilna. Visi avijautis, čia jautis ir avis, tipo. Kiek šansas paprašyti Taudas, kad išlystų ir išlinda? Kokia mėsos gabalioks? Va, tik geriausias. Rimtas jis. Gražus. Oi, skanaus. Oi, Sėmė. pasėmė katukas. Ai, gražus. Tiesiog čia žmonės gyvena, jie mato viską tiesiog. Per langus ir visas zoologijos sodas. Koks stogas aukštas, žirafa. Zebrai. Mušas. Važiai. Oškos mušas. Ką tik mušas. Iš ragų į ragus. Rimčiausias. Kokia faini. Kas šie tokie iš vis? Mažiukai. Vėl egiptinis skraidantis šuo. Šunis skraidantis. Įdomiai. Grįžom pas zoologijos sodą, pabuvom, pažiūrėjom gyvūnus. Girdėjom, kaip liūtas rumoja labai garsiai, bet nenufilmau, nes kaip ištraukė kamerą, iškart baigė. Tikrai girdėjusi nuo kito zoologijos sodo galo. Šiaip visai zoologijos sodas atsinaujinęs patiko, dabar didelis, tai daug gyvūnų, tai visai faina šiaip buvo. Jo. O dabar dar sugalvosim, kur eisim, gal pavalgysim kažkur. Nu, turim savo sumuštinių. Tai... Be abejo, skaniausi naminiai sumuštiniai, mane kažkaip rektiniai. Na ką, nusprendėm Kraužius į Akropolį, varės transportai važiuojam, važiuojam su trečiu, prisimsim. Čia bent jau laminatas jau. Šiam į Akropolį užsukom į kabinę, čia biškai pakeliui. Išleidom 6 eurus ant didelio kebabo. Visai normaliai kaina. Skirtumas 50 centų tarp mažo ir didelio. Štai kebabiniai. Važiavam ir vat pamatėm. Norėjom pavalgyti, tai dabar laukiam, kol pagamins. Na ką, nusipirkam kebabosą, tai eisim dabar valgyti. Čia visai geras šiaip už 6 eurus, nu brangoka, bet
Bet žinai, kiek vis tiek. Normaliai, dabar judėsim, manau, į Akropolį. Va, matau jau Akropolį, tai po gero kebabo. Einam į Akropolį. Na ką, mes jau Akropolį. Einam dabar tiesiog pasivaikščiot, pasižiūrėt, bet tikrai, aišku, Vilniaus Akropolis yra didesnis, be abejo. Bet čia irgi normalus, bet čia toks ilgas. Nežinau, ką veiksim Akropolį. Suvalgėm kebabą, labai skaniai suvalgę. Ir dabar nežinau, tiesiog kažką po Akropolį pasivaikščiosim. Nužienamas vidury Akropolį, normaliai. Esame Adidas parduotuviai. Atėjom šiaip pasižiūrėti, Taudas nustebo nuo kainų. Tai tikrai kosmosas. Striukė 150 €, aš irgi biškį nustebau. Esam tą parcentrinį įsivaigrinti, tiesiog po parduotuvės vaikštinėjom. Lakstinėjom po parduotuvės, savo žiūrimės. Kiek dabar valandą? Dabar yra, palauk. Pasakyk. Pusė. Pasakiau. 14:12. Planuojam važiuoti apie 4. Vėl ačiū už aktyvumą, ačiū už komentarus, už peržiūrės, už laikus. Vėl tą patį sakau, ką ir praeitam video, bet kažkas gal pirmą kartą mato mūsų kanalą. Tai dėkojam, rašykit tikrai komentarus, patarimus, ką norit, subscribinkit. Liko nedaug iki 100. Ir jeigu per Liepą pasieksim 100, primenam, statysim bunkerį. Ir dar tokį klausimą turiu, kodėl, pavyzdžiui, tiesiog kažkokie pastarėjai 4 kokie video tiesiog surinko labai daug peržiūrų, kokius 400, o tie kiti mūsų patys pirmieji po 100, aš gal įsivaizduoju, nes mes labiau pradėjom atsakingiau žiūrėti į filmavimą, labiau pradėjom stengtis filmuoti, kokybiškiau tai darom, tai stengsimės dabar tikrai kokybiškiau daryti, nes tikrai, pavyzdžiui, pažiūrėjus į 100 peržiūrų tose senose videose, o dabar vat, naujuose ten po 400, po 300, jo, tai tikrai dėkojam. Ir rašykit, kas labiausiai patiko, ką mums pakeisti, tiesiog, koks formatas, kas labiausiai patiko. Tai va. Ir dar parašykit, kuom šitie, pavyzdžiui, video naujesni, geresni už senus, kuom įdomesni tiesiog. Kokybę ir formatų, nes mes tiesiog viską darom kaip turi būti, o ne kaip anksčiau, tiesiog nes tiesiog nemokėjom ir buvo pirmi video, tai tikrai viskas manau normaliai. Rašykit, komentuokit. Pirmi video ne visada būna geriausi, tai tikrai normalu. Čia irgi vieni iš mūsų pirmų. Sėdim Akropolį, parduotuvę, greitai eisim jau. Mūsų žodžiu, mes buvom to pasientę ir biškį norėjom pafilmuoti, biškį išvarė mūsų apsauga. Čia sakė, kad mes kažkokias transliacijas darėm, mes tiesiog norėjom nufilmuoti biškį. Šiandien iš Akropolio, dabar važiuosime į centrą. Sprendėme į senamiestį, važiuoti galbūt prie Kauno pilies nueisim. Lankysim pirmą kartą senamiestį Kauno. Iš vis realiai vienas iš pirmų kartų Kaune. Jo, tikrai nedaug kartų. Tikslas pernaukot Kaune bus. Kažkada. Pasiimsim bazėje ir pernaukosim Kaune. Jokauju. O gal ir ne. Troleibuse važiuojam. Į Kauno pilį biškį vėl sumaišėm. Gal senamiestį, nes 20 minučių laukt. Tai važiuosime į Kauno pilį. Mes labai keičiasi planai dažniausiai vartysim. Mes visą atvažiavom, tik žinojom, kad į zoologijos sodą norim į Kaune, bet toliau tiesiog spontaniškai. Jo, dabar tiesiog spontaniškai mąstam. Kauno pilis, jau atvykom. Turiu vėliavą didžiulę. Bandysim eit. Šiaip pinigų daug neturim, tai nežinau, jeigu bus mokama, tai nemanau, kad eisim, tiesiog pažiūrėsim. Nes pinigų viską išsileidom, čia Kaune atvažiuoju iškart išsileidai viską. Bilietas, zoologijos sodas, kebabas. Nu. Nieko daugiau, atrodo. Ir dar bilietas atgal. Kauno žvėries dantis. Parodyk. Tu prasme per kamerą toks didelis. Kaip galva. Kaip čia suprasti. Jis buvo surastas senamiestyje. Štantis nešlaimė visiems, kurie jį buvo, tai parodyk. Opa, gerai, mes parodom jum, jūs gaunat laimę. Rodom jum, gaunat laimę. Na ką, atvykom Kaunas. Tikrai graži vieta. Kauno pilis ir Nemunas, man atrodo, čia matosi. Kaip suprantu. Jo. Gerbės. O, škvarno. Robotas. Ten namų pristatė. Šiaip man atrodo, kad čia yra nemokamas įimas, tai pabandysim pasižiūrėti. Pabandysim, pradžią. Šiaip sutvarkyta aikštelė, viskas čia tvarkinga. Žiauriai graži vieta. Jo. Sako, kad čia lyg ir neris, bet... Neaišku, bet... Kaip čia neris? Tokia didelė.
Atrodo, kad Nemunas, bet nu neaišku. Parašykite komentarus, kas čia per upę. Prie Kauno, prie Pilies. Prie Pilies. Populiari vieta, bet nu mes ten kauniečiai nebuvo. Čia pirmą kartą esame šitą vietą, tai tiesiog nežinau. Vėl žiauriai pučiate, gali nesigirdėti nieko. Ką bandom užeiti į pilį? Gal nemokamai? Pasirodo mokamas, tai neįdom. Greitai jau judėsim šiaip, važiuosim greitai. Įstoti. Ką perkamės? Žiūrėjom biškį iki, spirkt, atsigerti. Ir tada važiuosime įstoti. Ai, čia nu. Mes stoty. Greitis traukinys. Dabar yra 4 valandą. Po 4. Taip. Eisim dabar pirkti bilietus ir važiuosime namo į Vilnių. Tikėjomės, kad biškį vėliau važiuosim, bet nu nesuradom labai daug ką veikti. Tai... Reikėjo biškį gal pasiruošti kruopščiau. Surast visokio objekto kranai, bet mes į pilį nuėjom, į Akropolį, į zoologijos sodą ir mums užteks. Šalia pilies. Užteks, manau, vis tiek. Jo. Mes jau rodėm. Didinga, visai didelė tikrai geležinkelio stotis. Geležinkelio pilis. Stotis, pilis kokia. Pirkom bilietus, visi pinigai išleisti. 5,60. O tai atrodo vidus. Dabar eisime į 11 šitą kelią. Lauksim dar laiko vagonas. Tai pasėdėsim. Mes jau traukinį, už maždaug 6 minučių pajudėsim. Ir kažkoks čia namas tiesiog prie pat geležinkelio ir... Kelią. Jo, kas čia gyvena? Neaišku. Kodėl čia? Čia gal kažkas su geležinkelio stotim susijusi, nežinau. Tiesiog tikriausiai senai buvo namas ir... Pusė 5 važiuojam namo. Šiaip visai man patiko Kaune pabūt, kaip tau. Jo. Bet iš kol kas geriau, tai Vilnius man asmeniškai, nes Man irgi namai. gimtinė. Jo. Tai šiaip Kaunas. Visa. Visą gal. Ypač ta vieta prie pilies tikrai graži. Vėjas labai ten smarkiai pūtė. Jo. Pirmyn į Kauną kelionę kažkaip labai greit praėjo. Nežinau, gal dėl to, kad Kauno žaidėm. Bet šiaip užtruko apie valandą, beveik 2. Dabar nežinau, kiek užtruks, tikriausiai panašiai. Tai va, tai prisijungsim, kai būsim stotyje, arba, nežinau, pamatysim. Arba kai važiuosim. Jis mūsų išvarė, nes biškį pasirodo, mes pasirodome. Į pirmą klasę. Tasai tunelis. Jo. Liepia į kitą vagoną. Toks, oi. Žiaur. Na ką, atsisėdam sovitas. Nerys ar Nemunas, kas atsakys į klausimą? Jie tikrai nerės. Visai dušę šį vagoną. Čia tikrai. Ir taip vadina gerai. Vaizdas net geresnis. Gera vieta. Jo. Gražus vaizdas. Jo. Dabar žaidžiam Uno. Ir čia buvo tokia. Ta prasme, jisai padėjo, aš padėjau, jisai padėjo, aš padėjau. Sauštinis valgiam. Jo. Nusipirkom ir šokoladą, galbūt suvalgysim. Bet visai ramiai važiuos, nežinau, ką mes dabar esam. Va, atsimenu šitas laikas. 3-2. Uno jis mane laimėjo tautas. Dabar mes valgom šokoladą. Jau esame arti Lazdėnų. Bet prisijungsime, turbūt kaip jau užsimėjau Vilniuje ir stoty, ar nežinau, yra bus kokių įdomių momentų. Dabar yra pusė 6, 17:34. Ir Lazdėnai. Nu, paklausom. Lazdėnai. O, šaunuolis. Jo, planuoju atvykti į Vilnių po 6-7 minutės, ką tik pasakė. Mes dabar esam Lentvarė. Dabar yra be 12:06. Jo, nu tai už 19 minučių maždaug. Dabar mes esame Lentvarėje. Jau pravažiavom pro Lentvarę. Ar pravažiavom, jo. Greitai bus vaizdas. Televizijos bokštas. Kaip tau nuotaikos dabar? Patiko kelionė šiandienos? Jo, patiko. Man irgi patiko. Visai faina. Pirmą kartą Kaune. Mažas buvau Kaune ir pravažiavom dar vieną kartą Kaune, kai važiavom iš Lenkijos. Mes jau esam stoty. Tokie dideli yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kokie dideli lė autobusai, aš nežinau, kas čia įvyko. Yra gal avarija kokia? Ja, aš nežinau, čia visi kažkoks tek, kažkoks, nežinau, kas čia buvo.
Ėmė autobusą. Žiūrėti priekį, pasiaiškinti. Aiškim, čia avarija įvyko. Labai čia didelė spūstis. Nežinau, kai mes dabar važiuosim namo. Čia avarija liktis kažkaip. Labai daug autobusų čia užstrigo, nes čia avarija įvyko ir jie negali pravažiuoti. Tiesiog ir viskas. Va, viskur avarija įvyko, fūra įlėkė į Opelį. Po to niekas negali pravažiuoti. Vėliau atvyko policija, dabar čia aiškinsis, čia kas vyko. Prilipus fūra. Dabar atgal. Fūra prilipus. Kol nepatraukė, tol dar. Eismas užstrigęs. O, tai antras G. Važiuos tai, išlaisvins ir važiuos. Atsitarka. Na ką, mes jau atvažiavom namo iš stoties. Ten, kaip matėt, buvo mini avarija, tai bus kadrų. Šiaip ten viskas buvo paprastai, tiesiog mašina naglai įlėkė į fūrą, nes fūros buvo pagrindinis kelias, tai Opelis liko kaltas ten. Ir dar biškį per anksti pasuko į kitą. Žodžiu, ten jau ten Minus baudas veidrodėlis. surašė, baudas, tai nefilmavau, mes tiesiog išvažiavom, grįžom namo. Patiko kelionė tau? Jo. Patiko? Jum, jeigu ir patiko, laikinkit, subscribinkit, komentuokit būtinai. Kažkaip greitai. Jo, 100 subscriberių, bunkerį statom. Ir tikslas surinkti 500 peržiūrų vienam video. Kol kas rekordas yra apie 400 kažkiek. Tai viskas jūsų rankose. Jūs darot mums laikus, komentarus, mes darom jums kontentą. Su jumis aš, Lukas, Aš Tautvydas. kanalas visi savi. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki greito. Subscribinkit, laikinkit, komentuokit.